Krivan viršukalnė, siekianti 2495 metrus, yra ne šiaip dar vienas Tatrų kalnas. Tai tikras Slovakijos nacionalinis simbolis, puošiantis jų monetų reversus ir įkvepiantis vietinius poetus. Žinoma, jis buvo privalomas taškas ir mūsų žygių žemėlapyje. Tačiau kalnai, kaip jau spėjome įprasti šios kelionės metu, vėl nusprendė patikrinti mūsų lankstumą ir pakoregavo pasiruoštą planą. Pirminis mūsų tikslas buvo startuoti iš Tristudnički vietovės ir kilti žaliąją trasą. Tai trumpesnis, tačiau gerokai statesnis ir jėgų reikalaujantis takas, leidžiantis greitai surinkti reikiamą aukštį. Atvykę prie starto vietos, sužinojome, kad žaliasis takas yra uždarytas rekonstrukcijos darbams. Teko akimirksniu keisti strategiją ir rinktis alternatyvą. Ilgesnį, bet pamažu kylantį ir mažiau statų maršrutą. Pirmoji trasos atkarpa mus vedė raudonuoju taku. Ta pačia Tatrų magistralė, kurią jau buvome žygiavę kitose slėniuose. Ši dalis buvo puikiai įžanga. Takas pamažu, be jokių staigių šuolių, vijo gilyn į kalnų papėdę, leisdamas kojoms pagauti ritmą. Miško kirtavietės keitė vieną kitą, atverdamos gražius vaizdus į žemiau plytinčius Slovakijos slėnius. Netrukus pasiekėme svarbią kryžkelę ties Jamsko ežeru. Čia pasukome į mėlynąją trasą, kuri veda tiesiai Krivan viršūnės link. Vaizdas akimirksniu pasikeitė. Miškas pradėjo retėti, užleisdamas vietą kalnų pušaitėms, o prieš akis pamažu išnyro galingas piramidės formos Krivan masyvas. Palyginti su kopimu į Rysį viršukalnę, kur turistų srautai kartais primena gyvą skruzdėlyną, čia tvyrojo stulbinanti, beveik mistinė ramybė. Žygiuojant tokiose tuščiose erdvėse, kur aplinkui tik ošia vėjas ir šlama krūmai, laukinės gamtos artumas pasidaro labai realus. Būtent šioje atkarpoje mintyse šmėstelėjo racionali mintis. Einant į Krivanį, kuprinėje tikrai nepakenktų turėti pipirinių dūmų nuo meškų. Slovakijos Tatruose šie gyvūnai yra tikrieji šeimininkai. O kai takas toks tuščias, papildoma saugumo priemonė suteiktų kur kas daugiau dvasinės ramybės. Mėlynasis takas atvedė mus į vynaukštę po viršūnę, kur atsivėrė status, uolėtas Krivan ketera. Čia prasidėjo pati techniškiausia ir fiziškai sunkiausia žygio dalis. Krivan trasoje, kitaip nei kopiant į Rysį, nėra įrengtų metalinių grandinių ar dirbtinių laiptelių. Čia tenka pasikliauti tik savo rankų ir kojų jėga, ieškant tvirtesnių uolos atbrailų. Po 5 valandų intensyvaus darbo, įveikus paskutinius stačius uolų blokus, pasiekėme tikslą. Mes stovėjome ant Krivan viršūnės. Šalia garsiojo Slovakijos dvigubo medinio kryžiaus atsivėrė 360 laipsnių panorama, kuri akimirksniu ištrynė visą nuovargį. Tolumoje matėsi vakarų Tatrų lankai, gilūs slėniai ir aplinkui stūksančios viršūnės skendinčios popietiniuose debesyse. Grįžimas tuo pačiu ilguoju maršrutu reikalavo maksimalios koncentracijos, nes kelias žemyn uolomis visada yra sunkesnis nei į viršų. Nors dėl trasos uždarymo teko nueiti gerokai daugiau kilometrų nei planavome, Krivan mus apdovanojo tuo, ko pritrūko kitose trasose. Tikra laukinė kalnų ramybė, rimtais iššūkiais ir neįkainojamomis pamokomis apie saugumą kalnuose. Romčiantis šiomis stačiomis uolomis aukštyn, padariau dar vieną labai svarbų pastebėjimą. Lipant į Krivanį labai nepamaišytų šalmas. Kadangi kalnas yra status, o uolos vietomis trupa ir yra padengtos smulkia skalda, viršuje lipantys žygeiviai netyčia gali pajudinti akmenį. Net ir nedidelis akmenukas, krisdamas iš 15 metrų aukščio, gali pridaryti rimtų bėdų. Šalmas čia tikrai nėra perteklinė prabanga, o greičiau protingas kalnų kultūros elementas.